Kokį žmogų suspardyti norėtum iš Lietuvos? Čia apie tavo paskutinis pasipiršimas. Kad laive pasipiršai, ne? Turbūt tiek surelio nesu matęs Kaune, kiek tu čia Vilniuje randi jų. Jokiais būdais neimti jokių narkotikų. Kas o ten vandens prisigeriau dabar. Raugalis. Sveiki, su jumis vienintelė surrealinė laida, surrealiniai pasikalbėjimai prie surrealių Lietuvoje. Gal ir Latvijoje net. Žinau, kad Estijoje yra. Tai Lietuvoje ir Latvijoje vienintelė būtų. Ir šiandien pasikvietėm iš tolimojo Kauno svečią Mantą Bertulį. Norėjau sakyti Bertulevičių. Bet, taip gauts, jeigu Bartusevičių sujungtų. Jūsų vaikas galėt. Čia jau sunku buvo Kaune augti, ne? Dabar toks iškart prie miesto. O kada tu rašais pokalbį ir kiek tu rašais pokalbį? Rašiaus labai drąsus žodis. Nes neaugau iš Kaune. Čia reikia labiau pasiruošti. Bet biškai gal daugiau negu 100 kilometrų į šiaurę. Šiaurė. Tai Panevėžys? Dar biškai kairiau. Ne, nežaisim iš geografinių žaidimų, nes nėra geografija mano stiprioji pusė. O kas tavo stiprioji pusė? Turi tokią? Žinau, gal show business. Matau. Tentų gamyba. Atvykai dabar su traukiniu iš Kauno į Vilnių, ar užskaitysi šitą kelionę, nes tu kelionikas šiaip esi? Jeigu taip jau, bet aš bandžiau su traukiniu atvykti, bet nespėjau traukiniu, tai jau su autobusu atvykti. Su autobusu, tai biškai toks ekstremalinis. Jo, ir dabar buvau sumokėjęs už traukinio bilietą 11 eurų, nes pirma klasė, nes show business galiu sau leisti. Tai dabar dar teko už 9 eurus pirkti bilietą autobusu, tai realiai jau man kainavo čia tik 20 eurų pas tave laidą. Tai buvo didesnis biudžetas negu visas laidos. Reikėjo dar pasikviesti Remi Retro. Nu jau. Tai šiaip esi žinomas žmogus, galim sakyti, daug. Galima sakyti, kad ir tu laidai rašai, žinai, čia daug ką galim sakyti. Nes apie tave yra daug straipsnių. Bet kodėl tu neturi Wikipedijos puslapio, kaip manai? Aš labiau norėčiau turėti Pipedijas. Pipedijas? Žinai Pipediją? Jo. Aš kai nežinau, kokį žodžią žinai Pipediją pažiūrėti. Nežinau, gal. Matai, aš toks skandalistas, tai ten nelabai ką ten prirašys. Nes apie Arlauską yra Wikipedijos. Ja. Apie mane nėra, apie tai nėra. Aš tą norėjau surelį, jeigu galima. Ja, aš tada bėgu. Nes tu valgy, kada atsipirktų, nes aš už kurą neduosiu. Nu, tai aš kaip dovanų gal duosiu. Kaip dovaną aš galiu sukurti apie tai Wikipedijos puslapį, tarkim su nuolaidu kaip pažįstam už 220 eurų. O kiek kainuotų, jeigu būtų minėjau nepažįstami? 2 Nes aš žinau, kad pas tavai geros šaibos metas. Nu, pagalvosiu, tai visai gal būtų įdomu, ką ten įrašytum. Kad augis Kaune. Ja, aš dažnai Wikipediją negalim pasitikėti. Tai... Šiaip, įdomumai, nes neimu iš tavęs daug interviu. Aš galvoju, kad šitą jau biškai gal blogai su svečiais, kad čia mane pakvietė. Nu, tipo, atsisakęs tonkus, tai žinai. Tai kitą mantą, ne? O dar Grimalis buvo. O šiaip įdomu, ką laikai savo karjeros pradžią? Nu,
Ar kitokie pasikalbėjimai yra tavo karjeros Ne, pradžia? aš laikyčiau, aš buvau mokykloje, žaisdavau San Andres, tam online, Osampą. Ir aš tuomet buvau vienas serverio adminas ir ten gaudavau 100 litų per mėnesį. Čia buvo jau didelis pinigas. Tai aš toks verslas buvo, žinai, jau nuo senai. Tai gal tada laikyčiau karjeros pradžią, kai aš supratau, kad ten darant šūdus galima uždirbti babkių. O jau tada deklaruodavai tas šaibas ar ne irgi? Ne, irgi toliau. Kažkaip, nes nemoko mokyklo kaip deklaruoti. Tai aš... Šiaip kaip kilo idėja daryti kitokį pasikalbėjimų formatą tokį. Lietuvoje nebuvo daug tokių pradžių. Irgi labai originalus klausimas. Ne, iš tikrųjų, tai pamačiau, atsimenu. Buvo istorija, kad mane išmetė iš darbo, baskinius. Dirbau baskinius savo 5 metus. Ir ką reikia kažką sugalvoti. Tai atsimenu, žiūrėjau, toks buvo intervas. Kobe Bryantą kalbino tas Jimmy Kimmelis, berods Kinijai. Ir buvo tiesiog 2 foteliai stalas. Kaip čia, visas scenografija panašiai. Mes pavogėm jo konceptą iš Between Two Ferns čia voktai ir Tai aš irgi pavogiau. per translatorių verčiamės viską. Tai realiai kažkaip kilo ta idėja. Ir... Jo, aš kaip galvoju, 10 metų praėjo. Wow. Realiai nebuvo jokių ten tų live pokalbių su svečiais. Galvoju, kas tiks mokėti pinigus už šou, kur tu nežinai, ko tikėtis ten. Tu varai kiną, bent biškai žinai, apie ką ten teatras irgi daugiau mažiau žinai, galbūt apie ką ten bus spektaklis. Šitą atvarai, bim bam, apie nieką, žinai, bet pirmie renginiai buvo nemokami. Paskui padarėm 5 litus ir vis tiek žmonės mokėjo, kažkokie darneliai. 5 litai, jo. Dabar nieko nenusipirksiu vis tiek. Ar manai, kad tie pasikalbėjimai tavo buvo kai kuriems svečiam postumis į žinomumą? Jo, manau, kad, pavyzdžiui, kai pasikvietėm kokį Rolandą Kazlą, tai jis tapo žinomesnis po mūsų. Paskui, manau, labai pokštelė viršų, kai pasikvietėm turbūt Juozas Statkevičius, jis nebuvo žinomas visai. Bet iš tikrųjų, tai manau, kad dabar taps labai žinomas, kai nežinau, kada tu išleisi šitą laidą, bet bus paskalbėjimai su prezidentu, tai gal biškai žmonės tuomet jau Gal išrinks. sužinos, kad turi prezidentą. Jeigu laimės kitą kadenciją, tai bus jūsų. Mes, manau, prisimsim jo nuopelnus. Kitas klausimas buvo, ką pats veikdavai iki to, bet tu kaip ir atsakei, kad tu buvai San Andrės adminas. Ja, tai realiai čia. Tai čia to buvo. Čia šiaip darbas, žinai, tai reikia su visai ten tokiais mechanikais, ten dėlint su policijom, dar ten kažką. Bet aš dirbau krepšinio žurnalistų, esu dirbęs plaukimo federacijoje ir su komunikacija. Nesu dirbęs normalaus darbo, tai nežinau, kas yra normalus darbas. Plaukimo federacija tikriausiai sunku su komunikacija dirbti, nes po vandeniu labai sunku intervus imti. Jo, ne visi diktofoną eina. Priplaukia. Jo, tokia nuplaukia, priplaukia. Ką aš dar esu veikęs, galvoju, esu dirbęs ir Ryšių Kiemelėje, su koncertais, su renginiais. Ryšių Kiemelį, galvoju, anteną dirbai, nes aukštas. Paskui... ir kažkoks toks bimbam, žinai, visada toks. Visą gyvenimą. Šiaip kaip susirandi draugų, ar tau yra sunku susirasti draugų? Kad nelabai aš turiu gal tų draugų. Tai vat kažkada kažkas, nežinau, pastato alaus, dar kažką, tai manau, iš karto tampa draugas mano. Bet paskui pasiemu kelionės kažkartais. Su Remi dabar draugelė esam. Bet nepakvietė gimtadienį savo, tai miškai supykau. Antanas va dabar, irgi su Antanu gerai bendraujam, bet netgi čia man ištaisė fanarą Antanas. Antanas jo. Jo. Nes jeigu sunku susirasti draugų ir kažką tu organizuoji, tarkim, mes turim tokį sprendimą, tai Joiner appsas, čia dabar integracija. Jei darai kašio varžybas, šaškio varžybas, stalo teniso varžybas, teniso šiaip, šachmatų, padelio,
Tu ieškai kompanijos, ar šiaip kompanijos ieškai, tai atsisinti Joiner appsą. Ja, man reikia atsisiųsti. Čia bus barkodas kažkuriai pusėje ir gali pasikvies draugų, ten čatą sukuria, viskas. Kem, kodėl anksčiau negalėjai pasakyti? Dabar gal. Jo, nes nesenai atsirado. Okay. Jeigu jau turi tremėjai, tai gal galėsite 20 eurų už tą biletą. Kaip tau sekas naujas tavo projektas, kur keliauji su žinomai žmonėm ir pavojingas, gal ir nepavojingas šalis ir filmuoji ten viską, jis ten geria ten. Taip darot. Žolį perkat. Ir buvę viską, yra buvę, tai nežinau, man čia dabar mano naujausias toks kūdikis, bet labai patinka išvežti žmonės, parodyti normalų pasaulį, o ne ten tas su šių biznius, alkoholizmus. Tai varom mes pakliauti. Jeigu darbą neturėčiau, varyčiau. Šiaip geras projektas, bet turi... Kur, tarkim, norėtum, žinai, kur, pavyzdžiui, norėtum labiausiai nukeliauti? Estija, į Saremo salas. Ten turėtų kreizų būti, nes ten Robinzonas vyko. Ja, okei. Šiaip nežinau, neturiu daug fantazijos. Aš manau, kad visai mes galėtume kokį, nežinau, pašelti į Poznanę. Poznanę, jo. Gdanską. Nes ten pigiau ir man kaip žydui aktualu, kad pigiau. Ja. Šiaip tai, tai va dabar planuoja varyti. Irgi, dar negaliu sakyti, nes žmonės turės atspėti, bet bus daugiau kelionių. Jo, jaučiu, kai išeis šitas epizodas, jau. Vėl žino, kas čia bus įvykę. Aš šiaip nežiūrėjau, aš dar nesu baigęs mano YouTube'us namie, kaip tik, bet ko labiausiai crazy patyrėt. Ką labiausiai crazy galėtume vardinti. Bet ten galima ir nemokamai pažiūrėti, nereikia nieko mokėti. Gal biškai reklamų daugiau ten. Bet iš tikrųjų labai fainai, su Antanu mes varėm į Nepalą, kadangi dar yra idėja, kad svečiai nežino nei kur keliaus, nei ką reikia įsidėti. Tai Antanas su Lakostas bateliais haikino į Himalajų kalnus, ten 4000 km, 4000 metrų aukštyje. Tai buvom iškiekingam ir paskui skridom į patį pavojingiausią pasaulio oro uostą. O su Remiu pašakinėjom pas krokodilus. Tai bet čia, manau, eilinės antradienis Remiu. Bet tai nesakai, ką reikia dėtis, kaip jie žino, pažiūrėk, kiek triusikų įsidėtų ir kojinių porų. Nu, atvašta su tais pačiais, žinot, kartais. Ten iškai būna tas, toks kodėkus kaip užnuose. Tai toks crazy. Ja, dar. Kiek planuoji šitą projektą tęsti? O kaip pavadinimą sugalvoji šitą? Nebuvo, kad kažką biškį ten nusikopinė? Nu, taip, kitokia. Norėjom daryti kitokią pasikalbėjimą prie surelių. Galvom, netilps ant paklodės, tai nuėmėm. Ar čia paklodė? Jo, paklodė man, nes jau reikėjo išmest, nes čia dėmių biškį yra geltonų, ten rudų. Yra čia darytas seksas ant šitos paklodės. Sekso? Nu, katino tarminė arba bent. Seksas su moterim buvo ant šitos paklodės. Buvo, 3 gal kartai kokie. Aišku, žodžias. Nes tu matau surelį, šiaip nelabai mėgės, turim specialų tau surelį. Tokį. Supratai, Bairį. Supratai, kame replis. Aš krabą, tipo, replis. Nes krabas, mano geriausias draugas. Aš žinau, kad tarp jūsų yra įtampa su ponu Matijošaičiu Visvaldu. Ir mes turim sprendimą, kaip nuimti tą įtampą. Tai būtų, nes kas geriausiai nuima, tai masažas ir tokį galit masažą alėjų, Fantazijos LT nusipirkti. Ir tada nebebus įtampos, nes šiaip, kai tu darai masažą, gali sakyti, tipo, tu nemoki daryti masažą, kaip blogai. Tu šito užsipilsi, darysi masažą, sakys, tu moki daryti masažą, kaip gerai. Iš kur pirkai šitą masažą alėjų ir tu sakai, aš pirkau masažą alėjų iš Fantazijos LT. Geras. Čia irgi tokį integraciją. Kadangi irgi pagalvojau apie tave ir kažkaip pagalvojau, kad gal nebeturi muilo namuose. Aš tau irgi tokį parnešiau muiliuką. Iš Tailando parvežiau. Iš Tailando. Tai gal tiesiog, nežinau.
Gal panaudosiu kažkur. Čia plauti analinėje. Viską galėjo, bet tai labiausiai tinka tai daliai. Čia dabar gaunas efektyvus perėjimas prie politikos. Ir kokie tavo politikos planai toliau? Nu, aš manau, kad kaip Pilvelytė bandė Euroviziją laimėti daug kartų ir liko antram, tai aš tai kartą, manau, bandysiu į Kauno merus. Bet tas, kad rinkimai ne kas metus vyksta kaip Eurovizija, tai biškai... Nu, biškai teks man palaukti, Yeah. bet aš kažkaip manau, kad vis vieną dieną ten atsidursiu, gal tam soste. Jis labai nori, kai ten tų žemės, ten viską ten turėti, ten daug labai, ten viską ten tų dangoraižių pastatyti ten. Kad tokie ateina į Kauną visur dangoraižiai, taip Ja. Aš manau, kad mes pralenksim Dubajų. Ir aš šiandien mačiau Mamonto idėją, kaip reklamuoti Vilnių. Bet aš gal tą idėją palauksiu, kaip ir viską palauk gyvenime. Tai pritaikysiu Kaunui. Tai tarkim, yra Gizos piramidė. Ten tokia, ten visai didelė. Padaryti tokią Gizos piramidę. Ten važiuos ten daug žmonių tipo, į Kauną žiūrėti Gizos piramidę. Bet ten bus tiesiog kitokia piramidė pavadinsiu. Ja, kitokie piramidėjimai. Šiaip, gerai, kad nedingo motivacija, kai pralaimėjai prieš rusišką krabą. Nes ten stengiasi dalyvauti debatas, siūlė idėjas, ten persirengė jų, kur realiai galėjai tiesiog verdančio vandens užpilti ir būtum laimėjęs. Tiek užtenka. Tai jūs, man keista, kad atrodo protingi žmonės, bet nesugalvojat idėjų, kaip... Aš labai atsiprašau. Tai aš galėčiau būti rinkiminio štabo, tarkim, pirmininkas ar kažkas. Aš tą paimsiu, jeigu čia bus dabar už 3 metų. Vandens užtenka ir jie išverda. Kaip nepagalvoju, reikėtų savo. Aš turiu, jeigu būčiau tavo rinkiminio štabo pirmininkas, ten turiu 5 pasiūlymus, kaip gali laimėti, Kaunai, kaip gali laimėti tokie. Vietoje Akropolio pastatyti didelę spurginę, nes čia Kauno dalyks ir naktas Akropolis. Padaryti iš Kauno salą, iš miesto, nes jau beveik gali padaryti. Ir Kauno saloj filmuoti realybės šou ir būtų vienintelis realybės šou, kur būtų salas saloj ir tu filmuotum. Ten nedaug reiktų perkast porą vietų ir būtų visas Kaunas kaip savo. Gal dabar ir reikia geografiškai pažiūrėti, aš nežinau. O galima iš tos salos bus pabėgti? Aš nežinau, kaip tu iš salos gali pabėgti, bet iš 2 salų jau. Privers Todžią, kad grąžintų senąjį receptą, nes jie dabar kažką blogai daro. Nes aš nesenai, kai gyvenau Kaune, buvo labai gerai, nesenai ragau labai blogai. Jeigu nesutiks viską perduot spurginiai, tai bus daugiau kažkas. Todžios kebabai yra legendiniai, bet aš irgi jau kuris laikas nebevalgo jau. O tu kokį su tais tiksais valgydavai jas? Jo, nes jie išrado tiksų kebabų ir dabar labai blogai yra. Galėtų būti kebabų su sureliais. Tavo būtų receptas, ne? Negalėtų. Uždraust Kaune muštynės ir pakeisti sumuštinės ir taip išspręsti alkio problemą ir smurtą vienu metu. Kai nori, supyksti ant kažko, tu nemušies, bet valgai tiesiog sumuštinį kartu. Jo, arba kažkam paaukoja maistą ir vienam duoti. Taip pat uždraust šūvius ir pakeisti šunius ir gyvūnų prieglaudų problemų išspręsim ir pistoletų problemų. Ir ką žinau, čia tokį. Šitą, kai eisi, tai žinai, kreipkis. Aš tai buvau pažadėjęs, kad kai tapsiu meru, tai nebebus galima dviese ant vieno eskalatoriaus laiptuko važiuoti. Nes tiesiog, kai tu labai skubi ir ten reikia atsitrenkti, tada atsitrenki žmogų ten, kai bėgite. Neina praeiti. Paspirtuką dviese važiuoja. Kas labiausiai patinka Kaune? Labiausiai tai patinka turbūt Todžia tikrai vienas iš geriausių dalykų Kaune yra, bet Tikrai ne Vičiai. tai vat. Kas nepatinka?
O, nepatinka, iš tikrųjų, tai nepatinka savivaldybė, nepatinka, iš tikrųjų, kad yra tiek daug paspirtukininkų, nepatinka, kad yra tiek daug alkoholikų, iš tikrųjų, ir man alkoholis, iš tikrųjų, ir tie žmonės, kurie geria, tai labai nepatinka. Paskui dar nepatinka, kad saulė retai šviečia, nes man kažkaip atrodo, kad Vilniuje gal dažniau. Šiauliuose daugiausiai Jo, šviečia. Šiauliuose, tai gal reikės daryti Šiaulius. Tai va, tai kad turbūt tiek surelio nesu matęs, Kaune, kiek tu čia Vilniuje randi jų. Bet yra ta pastoja amžina kava Vilnius prieš Kauną. Kava? Kova. Ne. O, vieną raidį sumaišai tokį. Nu, Humoristinė situacija, geras, gaunasi, ne. nes realiai turėjo būti kava. Jo, Bet, kova turėjo būti ir netyčia. Ir tokį nelogišką, kokį dar amžina kava. šiaip gali būti kavos vadinimas Vilnius versus Kaunas. Vilniaus kava atskirai ir Kauno. Ir tada žmonės perka kavą ir šitą irgi užsirašyti reiks. Nu, aš užsirašysiu. Ar gali sakyti, kad jeigu gyventum Vilniui, būtum kitoks? Manau, kad būčiau gal normalesnis. Kažkaip Kaune kažkaip tokie, nežinau, labai lengva plaukus pasileisti Kaune. Dabar Antanas perskelia iš Vilniaus į Kauną gyventi, tai nebegalim susikalbėti su žmogum irgi. Bet iš tikrųjų tas dalykas, kad Vilnius ten kovoja su Kaunu arba atvirkščiai, tai manau, tai yra jau gana senas mitas. Nes mes šiaip tai dar galiu pasigirti, kai darėm tą kampaniją, kai aš šiaip dirbau savivaldybėje porą metų. Ir darėm tą kampaniją, kur Kaunas sveikina Vilnių, turbūt atsimeni. Tai, ten aišku, biškai toks buvo pasikandžiojimas, nes, vis tiek toks jaunesnis brolis, žinai, taip biškai įkanda didesniam broliui. Tai mes iškabinom ten plakatus, atsimenu Vilniui, dar buvo, tuos Vilnius dar nelabai, net atsimenu, švęsdavo savo gimtadienį, sausio 25 dieną berods. Tai mes tą padarėme ir atvedė labai daug tų norinčių pavakarniauti Kaune, nuvarėti visokias ekskursijas. Tai ir kažkaip supratom, kad gal nėra tos kavos, iš tikrųjų ten kažkaip viskas ten draugiškai ganėtinai. Dar netgi atsimenu ir merai, kaip dar buvo biškai normalesnis meras mūsų. Šustauskas. Jo, amžinatilsim. Šimonai, geras bičiulis, čia be bairą. Tai dar merai kartu valgydavo, pietaundavo. Ja, buvo laikai. Bet čia tu nesumaišyk, kad čia nesaldumynas, o čia muilas. Žinai, gali dar atsikąs netyčia. Nes atrodo kaip tikras. Su gysloma tiesiog. Nu, tai čia labai išdidinta versija. Nėra tokių didelių. Koks tavo keiščiausias draugas yra? Toks Gediminas. Nu, jis nėra žinomas žmogus. Ir aš jį tik vienas matau. Tai gal iš keiščiausias būtų. Kodėl tu matai tik vienas jį? Nu, nes daugiau niekas nemato. Ir man sako, kad įsivaizduojamus. Sako, Tai tau čia bybis, o taip vadini? Sako, čia tau įsivaizduojamus draugus. Sako, neįsivaizduojamus, jis man tikrai draugas. Okay. Nes padeda. Bet ne finansiškai. Jis man padeda kovoti su balsais galvoje. Sako, nusiramink, tie balsai nėra tikrovė. Taip. Bet jau ką, gali ir man skambinti, žinok. Gal padėsiu, ko galėsiu. Šiaip gal prie tokių skaudžių visada paliečiam skaudžią temą. Su visais svečiais, tiek su Merūnu, tiek su Bonu Laba. Tas, nežinau, įsiskaudins gal, bet gal jau susitaikė, kad čia apie tą paskutinis pasipiršim. Kad laive pasipiršai, ne? Ir netruko santuoka ilgai. Dar iki santuokos nebuvom, dėja. Nu, bet netruko ilgai tas dalykas. A manai, kad taip buvo, kad nebuvo tvirto pagrindo už tai? Jo, net tas laivas plaukė dėl to, tai ir subavo, tai tos santykius ir kaip iškai subavo. Ir, ja, Nes ant žemės gal reikėjo. Ja, mes dar ten buvom užsilipę ant stogo, tai gal reikėtų kitą kartą patarimas bernams, kad biškai pagalvokite apie lokaciją, kad, būtų biškai stabilesnė, gal biškai mažiau žmonių, mažiau girtų žmonių. Tai nėra, kad aš esu pats aštriausias peilis stalčius, žinai, ir nėra, kad priimu logiškiausius sprendimus gyvenime. Ja, nes gal tada nereiktų man tokių debiliškų klausimų galvoti. Bet dar čia nebuvo, kad labai įsiskaudinau.
Ar į po to įstojo Laisvės partija, nes laisva tapo? Pabaigai gal toks, pabaigai paskutinis toks klausimas, kad nebūtų vien tik tokį šizofreniją visus interviu. Kokį žmogų suspardyti norėtum iš Lietuvos? Jeigu leistų pasirinkti suspardyti su kojom. Bet be jokių pasiekmių man, tipo, nu jis... Ne, va, suspardyti ir... O jis, tipo, man duotų atgal ar ne? Ne. Tiesiog toks guli ir tu gali spardyti. Nu, arba stovinti, nes gulinčią negalim spardyti. Blemba, norėčiau taip vieną pisti bagą, bet tokį gerą tokį, ne? Blemba, visai prasukčiau tokį Tarzanui. Tarzanui. Sik. Tai su ta sik gaida ir užbaigsim mūsų pasikalbėjimą, dar pabaigai dovanėlę. O tai nebus muzikinės grupės? Ne, čia ne kitokia pasikalbėjimą. Tai Scrap Daddy, tokį indam plaut, labai patogu. Čia gali mentelę prašytą skilį, taip, arba prašytą šaukštą taip praplaut. Ir Lemon Fresh. O čia tampasi ten, tipo, nu ten gali gal didesnį kažką kišti? Nu gal ir išeitų kažką, pirštinai įsidedi. Išeitų, bet ir citrinų kvapą, čia gali variklį valyti. Čia mums nesumokėjo, bet čia toks Scrap Daddy vis tiek. Kiek skainavo? Virš 20 eurų. Tai čia padengi tavo, kaip ir kelionį padengi. Dėl to ir klausia, ja. Tai ačiū. Vis tiek. Tai tiek baigiam mūsų epizodą šitą, subscribinkit, contribui, mokėkit pinigus, žiūrėkit reelsus, eikite į kitokius pasikalbėjimus. Jeigu norit, jeigu nenorit, neikit. 5 litai bilietus. Tai ačiū. Jokiais būdais neimk